Noriu pirmiausia pasveikinti vyrus su gera kova. Su energija nebloga, bet rezultatas tas, aišku, neigiamas. Tokios ir mintis neigiamas. Manau, mes tokią sudėtim nežaidėm dar šitą sezoną, kad pirmi numeriai būtų aikštelė ir paprasčiausiai nebuvo rotacijos. Bet iš kitos pusės vėlgi vedėm 7 berods taškais. Prametėm vėlgi iš eilės baudas 2-0, paskui kokius 3 metimus iš eilės iš gerų pozicijų. Rytas atsigavo, pajutė žaidimą pačiam gale. Aišku, kažkiek tai trūko jėgų gynybai, ypač dengiantis su Baronu. Šioje serijoje vis pritrūksta tų rezultatyvių žaidėjų. Žabo, šiandien Babrausko. Ko trūksta? Kas nepasisekė jiems? Nepasisekė, kad Stepas blogai pradėjo varžybas. Paskui koja, nežinau, ten jam skauda, jis turėjo traumą, matyt, negali pilną jėgą žaisti, o Žabas, galima pasakyti, šiandien vėlgi nesužaidė. Tiek ir trūko. Rytas per pirmą pusę metė 11 tritaškių ir praktiškai dažnai metė laisvi. Kodėl tai buvo? Ar specialiai, ar tiesiog taip susikurdavo progas? Ne, taip matyt susikurdavo, bet nepataikė, bet kita vertus vėlgi ten metė, gal ne tie metikai metė ten porą metimų, kur buvom pasiruošę, kad iš tų pozicijų galime padėti. Kažkiek pasiteisino. Šiaip jeigu laimėtume, būčiau sakęs, kad geras varžybas, bet pralaimėjom. Liko vienas, dabar važiuosim į Vilnių stengtis laimėti ar čia atvažiuoti čia. Žiūrėsim, šiaip tai vertinu savo pasirodymą, gal neblogai, bet kas iš to, kad jeigu įmeti ten 26 taškus, bet komanda pralaimė, tai nežinau. Pats beveik visas rungtynes pats tempė į komandą, kas pritrūko, kas nors pridėti iš šalies? Jo, šiaip pritrūko jo kitų indėlio, bet ir šiaip gale pavargau. Neturėjau šiaip jėgų, bet pritrūko ir Deriko indėlio, ir to pačio Tamulio galėjo daugiau mest, Gofonovo pritrūko. Tiesiog tiek. Po tokių prastų rungtynių Vilniuje, tai rodo lyg yra šansas, kad ir užsikabinti? Yra. Galim tikrai su jais žaisti, nėra čia labai tokia gera komanda. Aišku, pirmas varžybas pralaimėjom daug, bet kaip rodo namų sienos, kad galim tikrai kabintis. Aš manau, važiuosim tikrai važiuosim nepralaimėti, stengsimės laimėti ir čia sugrįž dar. Dabar serija keliasi į Vilnių, kur bus dar sunkiau. Ar galima sakyti, kad jau serija kaip ir baigta? Aš nematau mums skirtumą, manau, šiam sezone labai mes neturim, kur žaisti ar namuose, ar svečiuose, ten vienodai mes ir tų pralaimėjimų ir pergalių panašiai turim, tai kažkaip tai neakcentuojam, aišku, namuose geriau žaisti, bet svečiuose žaisim.